Pagarba visiems sugrįžusiam į Litrix Racing kanalą, YouTube. Šiandieną aš važiuosiu Assetto Corsa kompeticione, bet tai nebus varžybos, taip kad kam įdomu, tiesiog pasižiūrėsim, kaip man seksis pasipraktikuoti Suzuka trasoje su Ferrari automobiliu. Senai buvau prisėdęs prie Assetto Corsos, man vis kišdavo koją Gran Turismo 7, tai ralis, tai NHL'as, tai dar kažkas, tai galų gale kalėdinis stalas ir visi daug pilna visokių reikalų, bet pagaliau nusprendžiau prisėsti prie tikros simuliatoriaus ir sužaisti, pavažiuoti praktiką, pasitreniruoti prieš, kadangi aš šiokį tokį čempionatą čia turiu su botais, tai pasitreniruoti šiek tiek apie 30 minučių, pravažiuoti praktiką. Pasitreniruoti, pabandyti, kaip einasi laikytis, pavyzdžiui, tam tikro vieno tempo, kažkaip, kad būtų pastovus tempas. Pasidariau tokį hot stintą, bet tai gal aš net nežinau, nes hot stintas ar practice, nes parašyta tai practice, free practice, bet kaip bus, aš iš principo pažymėjau hot stintą. Hot stintas tai toksai, kur važiuoji visą laiką vienu ratu ir vienu tempu, gal šiek tiek biškai greičiau, lėčiau, bet kiek įmanoma, kad laikytis trasos ribų ir nedaryti kažkokių didelių manevrų ir klaidų. Tai toks planas pas mane šiandieną. Suzuka trasa labai techniška ir pakankamai sudėtinga. Kaip visada važiuoju su savo Ferrariu, nustatymų aš net neįsivaizduoju, kas čia per nustatymai. Tai tiesiog pirmą ratą prasuksiu ir pasižiūrėsiu, ką galima pakeisti čia. Nebent tik vienintelis dalykas turbūt, kad aš pakeisiu degalus. Man tiek degalų nereikia, 30 kokių litrų, po to mes vis tiek teks stoti, žiūrėti. Čia ta mano lemputė fantazuoja kažko tai. Tai išsijungia, laidas jau reikia keisti. Jo, taip pat taip ir darom. Važiuojam, žeminės savo pirštinės, kaip visada, labai gerai laiko vairą, nors vairas kaip ir odinis, bet man kažko tai ypač ant Assetto Corsos trina rankas. Taip, šito man nereikės. Ir bandom Suzuka trasa. Tarp kitko paderinau šiek tiek garsą, tai aš tikiuosi, kad šiose lenktynėse arba šiuo atveju, šitam hot stinte praktikoje, treniruotėje, automobilio garsas netrukdys mane girdėti labiau. Nes iki tol buvo labai garsus automobilio, labai garsas didelis automobilio. Šiaip labai garsiai čia šitas. Taip, tai valytuvų man nereikia, lengvai prasuksim. Galima dar taip vairuoti, bet taip man bloga darosi. Aš įsivaizduoju, kad su VR būtų gerai čia, ta prasme, su tais akiniais. Taip, grįžtam į savo vaizdą. Lemputė mano kaip visada čia fantazuoja. Lengvai prasuksiu vieną ratą, kad pasižiūrėt, kaip jinai čia. Pažiūrėt, ką čia galima su ją padaryti. Trečių bėgių. Ir, kaip sakant, palengva įsivažiuosim. Čia, tiesą pasakęs, po Gran Turismo 7 reikia įprasti. Visiškai viskas kitaip. Jeigu Gran Turismas atleidžia kažkokias tai klaidas, tai čia nieks neatleidžia jokių klaidų. Svarbiausia dabar nespausti ir nereikia iš proto išeiti. Ta lemputė. Taip, pastabdysim, nes mane ta lemputė jau užkniso. Ko hrena tu čia? Dabar gerai bus? Dabar gerai. Gerai. Svarbiausia apšviestus mano kojos būtų. Visa kita bus gerai. Nes labai spigina į akis, jeigu tiesiai reikia tą nuspirti tokią lemputę. Ta tokia filmavimą.
čia trasa sudėtinga. Čia reikia gerai pasitreniruoti, pasižiūrėti kaip kas po vieno rato. Po vieno rato pasižiūrėti kaip bus padangos. Jau lygioje vietoje prašokau. Dar vieną ratą greitesnį prasuksiu, kad susivokti, kas čia bus su padangom. Nes Assetto Corsa kompeticione vadinamas padangų simuliatorius. Padangų simuliatorius, nes čia labai daug sprendžia padangos iš principo. Labai neša galą, kol kas matau, kad labai neša galą. Čia kokiam Gran Turismo, tai čia spaudi jau dugnas, gazas dugnas ir eini. Nes čia jokių šansų neturi, jokių šitai. Oi, čia nukirtau, ne. Karočią taip, galiu pasakyti vieną. Stabdymas visiškai kitas, čia reikia, kaip sakant, vos neįsiremti stabdį, kad normaliai stabdytų, nes labai sunku stabdys. Ir vis tiek, vis dar grįšiu prie to pačio, bet su Gran Turismo čia nėra ką lyginti. Nu viską pračiužinėjau, visus taškus, visus posūkius. 100 metų aš čia nevažiavęs. Nu, neša, lygioje vietoje. Bet padangų temperatūra, tarp kitko, yra gerokai per didelė. Aš matau 27, kairė priekinė, 27,5. Ir man šitas čia visiškai netinka. Eik tu savo, kaip neša jos užpakalį. Gerai. Čia išsiaiškinam, dabar važiuojam į garažą. Aha, į garažą ir mes užeisim į setupus. Ir pasižiūrėkim, ką mes čia turim dabar. Taip, 27,5. Tai man tiek nereikia. Paimkim per 2 padalas nuleiskim. Ir čia paimkim, mes truputėlį padarykim jas platesnės. Jeigu aš gerai žinau. Man atrodo. Taip, čia 27,4, nuleiskim per 1 ir čia padarykim irgi 4 camberį ir čia camberį 3,8, gal taip kažkaip tai. Čia 27 ir 2, čia gera temperatūra, nu kas čia šokinėja. 27 ir 3. Irgi kaip ir nebloga temperatūra. Ten man turbūt buvo dėl to, kad aš paslydau. Dabar čia traction controlas. Biškai padidinkim, nes Ferraris labai slidinėja. ABS kaip ir gerai, AQ mapas tik ant vieneto ir čia ant 0. Mums šito iš vis nereikia. Tada degalai viskas tvarkoj, front brake'ų nereikia, šito nereikia. Numažinsim, nes ant dvejeto statyti reikia tik tai tada, kai važiuoji vos ne ten 24, bet 2 valandas, 3 valandas ir taip toliau. Bet aš tiek nevažiuoju, tai man šito nereikia. Tada, kas liečia čia, anti-roll barai, šitie visi, čia, oi. Taip, čia mes pasididinkim iki, sakykim, 40 ir čia padidinkim iki 250. Ir tada čia anti-roll baras tegu lieka tas pats ir steering ratio 15, ne? 13. Brake biasus padarykim, kad labai iš principo 5-6 gali būti. Ir tada čia aš nieko nedarysiu, nelysiu aš čia iš vis kol kas. Ir čia aš
pakelsiu iki 62. Čia nieko... Oi, ne ten nušokau. Čia mes pakelsim irgi iki PM7. Ir čia dvejetas. Čia dvejetas. Nu, kažkaip va tai va. Pabandom, pažiūrėsiu, kas čia bus. Kokie reikalai. Šitas mano klipas video, tai jisai bus toksai. Tiesiog aš čia galvoju prie to pačio, kad... Išjungiu. Prie to pačio, kad jau aš vis tiek važiuoju, nu ir rašysiu galvoju. Tiesiog treniruotė tokia, apšilimas. Čia man reikia pasipratinti gerokai. Labai slysta galas. Jaučiu, kaip bėga galas. Netgi įsivaizduoju, tiesą pasakant, koks laikas pas šituos. Pas boltus. Bet aš... Vaikelį. Ne, čia dabar bėga priekis. Čia bėga priekis, tiesą pasakius. Kūrė, labai bėga priekis, pasižiūrim kas. Return to garage, setupas. Taip, jeigu bėga priekis, tai ką reikia daryti? Pagalvokim, bėga priekis. Kažką čia kažkur tai padariau. Šiam 2, PM7, ne čia, gal taip padarom. PM7, PM8. Labai didelio to nepadarysiu, damperiai ne prie ko. Ir čia, va čia man atrodo kažkas tai yra, antirolą gal pamažinkim, sakykime iki 3.5. Ir pasižiūrėkim, kas bus. Čia iš principo aš maždaug įsivaizduoju, ką aš čia darau. Jeigu šitą užkelt, kas čia bus? 1.2 buvo. 1.1, 900. Pabandom 9. Tiesiog ieškau kažko, tai pats nežinau, ko aš čia ieškau. Jeigu šitos padidint. Nu, pabandom. Išvažiuosiu, pažiūrėsiu, kas bus. Nes mano esmė yra pasižiūrėti, kaip čia sureguliuoti, kad jau varžybose man didelių problemų nekiltų. Kol kas liktai neblogai. Šitas sujungimas posūkių tai yra katarga. Ir esmė tokia, kad norisi spaut gazą. Bet jeigu tik paspaudi, iškart lėki lauk. Taip, dabar buvo taip, kad aš pašokau ir iškart praradau sukibimą. Nes tiesą pasakius, jau buvo visai kiti reikalai ir buvo daug smagiau. Jau laikosi ant kelio smagiau. Dabar reikia išspręsti ir man atrodo va šičia yra problema. Taip, paskaitom apie damperius. Damperiai yra taip. O čia ne? Ne. Damperiai, taip, tai yra complete, tai visiškai yra konfigūruojami. Piston speeds. Piston.
So a dedicated page is required to there set up slow speeds, control the damping during slow body movements. In roll, pitch and squat. Tiesą pasakius, kalba tai tokia, pusės nesuprantu, kas čia parašyta. Fast speeds control the damping during fast suspension movements. When going over bumps, curbs and similar... Tai viskas aišku. Tai va tai, ko man reikia. Čia jeigu aš užšoku ant bortų, arba tų tokių curbs, jie vadinasi... Kaip čia lietuviškai? Curbs. Sakykim taip, grublėti, specialia padengta tokia danga, posūkių kampai. Taip galim pasakyti, jo. Tai gerai, jeigu bump, fast bump, rebound, tai rebound yra atšokimas. Tai jeigu mes šitą nuimsim ir padarysim ant 3, o šitą mes padarysim ant 4, o šitą mes padarysim ant... Va taip va. Tiesiog eksperimentas visiškas. 8, o čia 3, kad va tas šoliukai nebūtų. Ja? Ir galą mes padarykim taip. 4 čia buvo, tai bum... Ar atvirkščiai? Ne, turbūt atvirkščiai. Ir šitos reikia numažinti. Čia buvo 4, tai mes palikim 2, čia buvo 6, palikim 4, čia 5, palikim 7 ir čia 9. Va taip va. Taip, pabandom. 1, 2, 1, 4, 7 ir 9. O čia... Čia neatsimenu, kiek buvo. 6 buvo, man atrodo, kažkas tai 8. Karočią nesvarbu. Padarom taip. Čia 3, čia 4, čia 8, čia 10, 11. Va tai va padarom. Tiesiog eksperimentų visai, kaip tokiu metodam tika. Dūrimo principų. Tiesiog belekas. Ir viskas, ir bandom važiuoti. Pažiūrėsim, kas čia bus. Nenuėmiau laiko, kiek aš čia važiuoju, kad visai neužtesto video. Nes mano kompas nemėgsta visų video, kurie yra virš 40 minučių. Jisai pradeda durnavoti, ypač tai kai reikia pat pradėti tą visą video gamybą, jis ten pradeda durnavoti, strikt man. To pažiūrėsim. Čia neblogai, biškai slyst, čiut slysta, bet nieko, smagiai. Čia 3 ar 2 nežinau dar. Tiesiog bandom. Koks šitas greitis, net nematau. Aš čia nuėmęs tą greitį, kad būtų kuo realistiškiau. Nuvažiuojam per šitą. Kodėl aš paslydau? Light damage. Gerai. Dar pabandom kartą ramiai pravažiuoti šitą ratą. Man atrodo, kad čia buvo neblogai. Dar, aišku, reiktų padirbėti ant tų pačių setupų, bet aš taip įsivaizduoju, kad man čia reikia padirbėti dėl pačio vairavimo. Reikia gerai apšildyti padangikės. Suk. Čia jau reikia naudoti tą tokį stabdis. Čia labai reikia mokėti naudoti šitą stabdis gazas. Ir šito aš visiškai nemoku. Tarp kitko, visai mano nesenai vienas pažįstamas britas
Aš vis pamirštu, kad čia negalima atleisti gazo beveik niekada. Negalima to tokio laisvo jos paleisti, nes jinai tada iš vis nevažiuoja. Tausia nevažiuoja, jinai slysta. Į kur aš buvau? Mano pažįstamas visai nustebau, aš su juo senai esu dirbęs, vis tiek galas priekis bėga. Reikia kažką patiuninti. Turbūt. Tai jisai labai aš jam, sakykime, tai baltai pavydėjau, tai žmogus trasoj, Brand Hatch trasoj. Gavo iš mamos dovanų Brand Hatch trasoj pavažiuoti su formulė. Nu, ne Formulė 1, bet su Formulė, dabar neatsimenu, Formulė 3 gal. Ir su BMW GT4. Va čia tai dovanėlė iš mamos, Kainavo apie 4000, šiaip nėra daug ir dar su instruktoriu. Kaip čia bortai? Gerai bortai žiūrėjau. Biškai gal reiktų paderinti tą, kad priekį neša. Tai va, dovanėlė nebloga. Brand Hatch'as su tikra formulė. Ir su GT4 bunksu. Fantastika. Čia neblogai, kol kas šitas visas svarbiausia nuo gazo nenuimti visiškai pėdos, kaip sakant. Va, jau iškart, po truputį, nereikia pulti iš karto stebuklingų laikų daryti. Iš lėto, stabdam iš anksčiau, ramiai, opa, antru, kad nieks neišslystų. Spakainiai. Čia treniruoti. Ir esmė, kad svarbiausia, mano sūnus vis laik juokės iš manęs, jis sako, tėvai, tu su ta esmė ir esmė. Ypač ant ledo, kai treniruojamės, tai arba buvo grįžęs savaitėm treniruotis, tai pabūt namie ir pastreniravom šiek tiek ant ledo, tai sakė, tu su tavo pamokslais ir ta esmė jau. Tai esmė tokia, kad sukant, pasukus vairą, stabdyt jokiais būdais negali. Tiesiog gali, bet nieko gero tai neduos. Bus tik tai, čia gal aš 5 galiu įeiti. Galiu įeiti, o drąsiau, su kiekvienam rate vis drąsiau ir drąsiau. Čia dar neradau aš ir vėl pamirštu žiūrėti posūkį, kalbėdamas. Kiekvienam rate drąsiau, bet tik tai va šitą paskutinę posūkį aš dar nerandu to, vis pamirštu įsidėmėti posūkio stabdymo tašką. O čia reikia labai mokėti tą gazą stabdys. Ir kiek drąsiai. O, gerai, šiek tiek biškį. Gerai, paspaudžiam, gaziukas, lengvai. Ferraris, tiesą pasakius, gera mašina. Nėra pati lengviausiai valdoma, aišku. Bet šitoj visą laik vietoj nunešam ant tą priekį. Nelabai sudaužiau, tai galim toliau tęsti. Šitoj vietoj man reikia padirbėti gerokai. Ir vėl neša priekį. Kame reikalas? Galinė padanga 26 tik tai. Kodėl? Reikia grįžti į garažą. Kaip ir sakiau, šitas žaidimas yra toksai, kad tai yra padangų karas.
ir visiškai grybą pjauna galinė padanga. 26 turi būti 27 kablelis kažkur taip 3 gal daugiau. Tai dabar buvo 25,4, nu tai pakilkim per 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir žiūrėsim, kas bus. Tada čia 27 ir 4 čia gerai. 27 ir 6 čia truputėlį per daug nuimkim vieną. Ir čia 27 ir 3 kaip ir gerai. Gerai, tada aš taip įsivaizduoju, kad mes čia galim tau padaryti 3, 0, 3. Pažiūrėsim, kaip valdymas bus priekio. Va. Gale aš nieko nedarysiu, bet mane biški neramina tas važiavimas priekio nučiuožimas. Tai aš galvoju, kad man anti-roll bar, kadangi anti-roll bar yra, kaip jį pavadint dabar, anti-roll bar, jo, jeigu važiuoji, GT3 mašinos yra taip, kad kuo greičiau važiuoji arba kuo geriau, tarsi, kuo labiau laikai gazą nuspaustą, čia aš taip kalbu iš neprofesionalios savo pusės, aš nesilyginu su profais, kurie važiuoja ten 1000 km lenktynės Palangoj su GT3 tačkom arba kiti kažkas ten. Bet man taip atrodo, kad kuo greičiau, kiek aš esu matęs YouTube ir taip toliau ir kiek klausęs šitų visų žmonių, kurie vairuoja GT3, tai esmė tokia, kad kuo tu lėčiau važiuosi, tuo jinai bus nestabilesnė. Kuo tu greičiau ir geriau laikysi gazą nuspaustą, tuo jinai bus, jos pakaba bus tokia labiau įsirėmas, kaip, pavyzdžiui, planka, kai darai tą tokią, žinai, kietinį savo kūno rėmą, tai čia iš principo rėmas jos bus toksai tvirtas ir taip jinai galės geriau laikytis ant kelių. Tai kuo tu ją labiau paleidi, kuo jinai bus tokia plaukianti, jinai taip plaukiančiai ir važiuos. Tai nežinau, apie ką aš čia dabar pakalbėjau, bet iš principo taip, limit front pitch at speed, tas anti-roll bar yra mašinos važiavimas ant laisvo, karoči, nesvarbu. Aš pasidarysiu, o jūs ten jau spręskit. Karoči, aš 20 padarau, nes man kažkaip atrodo, kad grybą pjauna ir čia aš padarysiu vairą 14-15. Kad truputėlį daugiau aš galėčiau pasukti. Nu ir bandom dar kartą. Oi, užkūrinau pečių, dabar karšta čia šitam kambarį. Dabar reikia, prisukau radiatorius, bet vis tiek karšta. Gerai, bandom. Kūrėm Ferrariuką. Taip, išvažiuojam. Nežinau, kas bus, kaip laikysis ant kelio, taip, sukam. Ei, pagazavau per greitai, atsiprašau, per greitai daviau gazų. O kas čia yra? Nelabai supratau, pala. Sekundę, sustojam. Va taip man ir būna, visa treniruotė, tame ir yra esmė, kad turi pjaut grybą nuolat. Dabar man reikia padaryti taip, ABS-as 4, brake BS-ai, traction control. Davai pasidarom ant 5-6 traction. Ne, čia jau bus lietaus, visai nereikia. Traction cut'ą vieną palieku. Nes aš kiek domėjausi, tai būtent, pavyzdžiui, šitiem Ferrariam, tai reikia tractioną didesnį palikti. Pavyzdžiui, Audi R8, jam iš vis tractioną nereikia. Ką tu čia dabar fantazuoji? Važiuok. Nu gerai, pabam. Nes ne. Dabar biški bus suterštos padangos, tai dėl to jis slysta. Užtruks laiko, kol nusivalys. Į
posūkį žiūrim, į posūkį. Į posūkį, čia mano tas mylimiausias. Čia nepaskubėt. Čia galima greičiau, bet dabar neskubėsiu. Prašokau, o prašokau dėl to, kad padangos dar ne. Pažiūrėjau, 26 atmosferos. Visiškai šaltos padangos. Kur. Nerizikuosiu dabar, jokio lėkimo nebus, ramiai. Trajektorijas reikia gerai išmokti visas. Šaltom padangom čia negali. Ypač kaip Suzukui, tai aš turbūt dar visai pakelčiau tą tokį, gal jis tai geriau laikytųsi posūkį, jeigu pakeltum sparną. Sparno ataką, ta visą... Jeigu pakelt sparną, kaip būtų. Ir vėl prašokau posūkį. Todėl, kad neįsidėmėjau, vėl vietos reikia. Kitam rate primink man, kad pasižiūrėt šitą... Kurioje vietoje. Man reikia neprašokti, ne? Taip. Ketvirtų. Antrų. Gazas biškį truputėlį prilaikau gazą, kad būtų ta, kaip sakau, automobilio šasi važiuoklis rėmas būtų įsitempęs. Nes jeigu jį paleidi, va tai va būna. Ypač šitoj trasoj, čia negali nieko paleisti. Labai atrodo lėtai. Bet priklauso, kad tas... Neblogai. Atsilieku stipriai nuo praeito laiko. Bėga priekis vis tiek. Gal aš per daug ten tą galą padariau? Kažko bėga priekis. Understeer. Ne, understeer. Nedaspaudžiu stabdžio. Kažkurioje vietoje šiek tiek prasižaidžiau per daug kaip čia pasakyti dabar, visai jau nebemoku kalbėti. Va čia dabar reikia įsidėmėti posūkio stabdymo vietą. Dabar taip. Grįžtam mes atgal, aš nežinau, ar mane čia bus. Negalima važiuoti, ar galima, man nesvarbu. Diskvalifikavo. Negalima. Gerai, mes paskutiniam posūkį, aš pravažiuosiu. Negalime daugiau važiuoti. Tai kas čia diskvalifikavo per treniruotės? Nu viskas. Aha. Diskvalifikavo. Nu tai gerai. O... Ok. Nu kągi, gerai. Gerai, dabar pabandom taip, restart, darom restart session. Ir pabandom restartinti sesiją, kas čia bus dabar tie patys nustatymai, ar liko, ar aš čia grybą nupjoviau ir pasižiūrim current setup. Ne, gerai viskas liktai. Vat mane neramina iš principo tas, turbūt gal va čia, bet čia galas bėga. O jeigu 30 padaryt ir čia, pavyzdžiui, padaryt 10, tai gal galas taip nebėgs. Ir aš norėjau, ką aš padaryt? Norėjau va čia padaryt 12, 13, 14. Aš norėjau stabilumo posūkiuose. Aš pasižiūrėsiu, kaip bus.
Dabar pravažiuosiu ratą, aš kažkaip jaučiu, kad dabar svarbiausia man yra įsidėmėti tą... Nesikūrė. O. Dabar užduotis šitam rate yra įsidėmėti pirmą pasižiūrėti, ar gerai man čia valdosi jinai šitoj vietoj su pakeitimais. Kol kas atrodo neblogai. Kol kas atrodo neblogai tikrai. Nežinau, ar antrų bėgių čia reikia važiuoti, bet aš jeigu trečiu, tai aš neįsipaišau į posūkį. Aš pristabdysiu paskutiniam rate, tai yra prieš paskutinį posūkį, arba tą posūkių visą junginį. O, nebėga priekis, susitvarkė. Tai reiškia, buvo anti-roll bar. O dabar šitam posūkį žiūrėsim. Ar pamelavau, ar ne? Vis tiek bėga priekis. Va šitam posūkį bėga priekis. Reiškia, per lengvi priekiniai ratai. Galbūt reikia man nuimtą... Per lengvi priekiniai ratai turbūt kyla, šiek tiek posūkyje pakyla, arba kažkuris vienas. Jeigu sukant į kairę, kyla dešinys, aš taip suprantu. Per vėlai. Reikia anksčiau pradėti sukti. Ir dabar mes čia 100 metrų. Tai jeigu aš čia stabdau prie 100, gerai, išmėginsim prie 100 stabdyti. Pažiūrėsim, kas bus. Dabar padarom ratą gerą ir pasižiūrėsim. Dar vienas pataisimas ir iš principo aš jau lenktynėm dar nesu pasiruošęs, bet bendrą supratimą turiu. Kaip čia maždaug važiuoju. Antrą numetą. Aš įsivaizduoju, kaip čia tie elitiniai važiuoja ateiviai. Nedrąsiai. Nedrąsiai, bet reikia nors vieną ratą padaryti. Su laiku, kad būtų. Ir tada šiandieną bus mano... Šiandienai treniruotė bus baigta. Padarysim su laiku. Šiandien išmėginsiu šiaip naują formatą video, pabandysiu sumontuoti truputėlį gal įdomiau, kad kai aš vairuoju, būtų kartais... Stabdyk. Raudona. Laikas raudonas, nepadarysiu laiko, dar kartą reiks važiuoti. Truputėlį pavėlavau stabdyti. Dabar šitam posūkiu reikės iš anksčiau pradėti sukti. Ir žiūrėsim, kas bus. Va dabar. Gerai. Lyg tai neblogai 100. Saugus stabdymas ant 100. Galima turbūt truputėlį dar anksčiau. Bėga vėl priekis. Pagazavus bėga. Kodėl bėga priekis, aš nesimenu? Šitą reikia paderinti.
drąsiau reikia sukti. Mano amžina problema sukimas į kairę. Nu čia sunkiai. Šitas surištus posūkis man sunkiai. Gerai, iš anksčiau. Padarysim nors vieną laiką reikia padaryti. Ne. Gerai, čia. Toks jausmas, kad priekiu varosi ir prasisukinėja priekiniai ratai ir mane neša į tolin. Paskaitysiu, aš neatsimenu dabar. Kažkaip buvo informacija apie tai. Iš anksčiau. Čia turbūt nelabai aš čia padariau, čia reikėjo trečių įeit. Bet geriau kažkaip negu niekaip. Pažas neprakaituoja jau. Gerai. O, geras. Čia gerai buvo. Neidealiai, 100. Ai, ne, gerai, pilnu greičiu važiuojant ant 100 gerai. Aš galvoju, kad čia gali būti ir su vairu problema. Kad aš padariau per didelį, kaip čia, kad vairas labiau reaguoja, arba mažesnis vairo pasukimo tas kampas. Gerai, dabar padarom laiką. Laikykis. Geras padangos, karštos. Gerai, iš anksčiau atidarom gazą. Pabandom gerą laiką padaryti, be klaidų. Atidarom ankstiką. Gerai, be klaidų šitą įvažią. Aišku, čia taip. Čia. Gerai, išsitiesint svarbiausia. Nes jeigu pradedu sukti, pasukęs vairą pradedu gazuoti, tada man išneša priekį. Galbūt čia yra šitos trasos tokie ypatumai. Tiesiog reikia čia gerai Čia antras. Čia labai kavarnas, sakykim taip. Atidarom anksti gazą. Padangų temperatūra puikiai. Gerai nustačiau. Dabar taip, čia 6 bėgį jungiam. Ir dabar 5 įvažiuojam. Iš anksčiau puikiai. Gaziukas. Iš karto apkirpom sekundžių. 100 metrus. Važiuosi neišgazuot anksčiau laiką. Ir atsargiai atidaryt gazą. Ir šūdinai praradau tiek laiko, paskutiniam posūkiui prarastas visas laikas. Nu kągi, gerai. Tokie vat ir kriukiai. Tokie kriukiai šiandieną užteks treniruotis, nes jau labai ilgai aš jau užtrukiau turbūt. Ir tai dar ne pabaiga, dar yra kur pastreniruoti, nes kažkaip tai iššokti į lenktynės ir nieko negero nenuveikti, tai tikrai nesinori. Norisi vis tiek kažkiek tai bent jau, aš nekalbu apie pirmą vietą. Aišku, gerai pastreniravęs dar kokių, sakykime, prasukt 50 minimum ratų. Aš jau padariau 2 ratus iš principo, tokius, kuriuos galima užskaityti. Tai jeigu tokių 50 ratų prasukt, tai galima atrasti ir tą automobilio balansą ir visą kitą, taip kad dar yra kur padirbėti.
Bet pačią pradžią, vat, viso to, kaip aš treniruojuosi, visi pamatėm. Taip kad šiandienai užteks, nepamirštam paspausti subscribe, like ir varpelius ir pakomentuojam, jeigu yra ką pasakyti, jeigu nėra ką pasakyti, tai galit nekomentuoti, nesvarbu. Tai va tokios žinios, šiandienai užteks ir visiems čiau ir pasimatom tada kitą, nežinau, ar kitą savaitę, ar dar kažkaip, tiesiog kitą video įdėsiu, greičiausiai, kad važiuosiu Gran Turismo 7 savaitės lenktynės kažkurias, tai gaila vienų neįrašiau, važiavau Brazilijos trasoj, autodromo, kažkaip neatsimenu, kaip vadinasi, bet iš principo ta F1, Formulės 1 trasa, žymi Brazilijos, tai joje važiavau, paėmiau antrą vietą, buvo superinės lenktynės ir labai gailiuosi, kad neįrašiau jų, bet dabar tokios klaidos turbūt nepadarysiu ir vis dėlto įrašysiu, kai jausiuos, kad šiandien pasiseks. Tai treniruotė yra įvykdyta, bent jau jos pradžia, daugmaž aišku, kaip ten ką daryti ir sekite toliau, žiūrim toliau, kaip ten man seksis, jau kai jau važiuosiu normalias lenktynės, kai jau būsiu, kaip sakant, paauginę šiokį tokį raumenį ir bus galima varyti. Tai va, sėkmės visiems, čiau paka, susimatom.